Labadiena, mėly žiūrovai. Pradėsime laidų ciklą apie sveikatą, kaip nesusirgti, pasveikti ar greičiau pasveikti. Ir dabar gyvename, tiesiog nuolatinio nerimo sąlygom, kuris keliamas mums profesionaliai per visur. Ir tą progą pakalbėsime su šios srities profesionalė, vaikų paauglių psichiatrijos rezidentė ir psichoterapeutė Paulina Vitkienė. Sveiki, Paulina, malonu Jūs čia matyti. Ir panagrinėkim nerimo temą jums leidus. Pirmiausiai, žmonės, aš jau kaip supratau iš kitų šaltinių, jie ne visiškai teisingai supranta nerimą. Kas tai yra ir ar teisingai žmonės būtent supranta šitą sąvoką? Labai įdomus klausimas, sveiki. Iš tiesų, tai iš klausimo vien jau galima girdėti, kad nors kažkaip labai teisingai ar ne padėti tą nerimą į kažkokią tai lentynėlę, bet nerimas nėra teisingas ar neteisingas kažkoks tai reiškinys. Nerimas yra jausmas, o visi jausmai kyla. Jie nėra nei racionalūs, nei neracionalūs, nei teisingi, nei neteisingi. Ir jausmai kyla iš vidaus. Ir nerimas yra mūsų vidinės ir išorinės aplinkos sąveikos požymis. Tai reiškia, kad mes jaučiame ir adaptuojamės prie to jausmo. Tai kaip jums atrodo pačiam, apie ką yra nerimas? Jums, taip asmeniškai jums. Kaip mano tokios primityvios chirurginės specialybės žmogui, labai norisi suklasifikuoti, kad žinot pirmą, antrą, trečią ir kada jau nuo kurio punkto yra blogai. Pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, prieš bet kokią tai neįprastą gyvenimišką situaciją. Ar kažkokia sudėtinga, svarbus pokalbis, pasimatymas, sunkus budėjimas laukiantis sunkia operacija, bet kokia neįprasta situacija galimai tau nutiksinti, jinai egzaminas, jinai kelia nerimą. Bet nuo kada jau jį reikėtų kažkaip slapinti ir jau kad rodo, kad žmogus jau per daug nerimauja. Kaip yra terminas nerimastingas. Kada jau tai yra riba, kada jau reikėtų kažką susimastyti, kad tu savo to nerimu gali ir savo priskaldyti malkų, ir kitiem priskaldyti malkų. Taip, tai apie ką jūs kalbate, yra nerimas kaip jausmas ir nerimavimas kaip veiksmas, ar ne? Tai yra nerimo veikimas iš nerimo, nuolatinis veikimas iš nerimo, ar ne? Nerimas yra jausmas, kaip jūs sakėt, tai yra tam tikros formos baimė apie mums nepažįstamą dalyką. Tai yra jausmas, kuris mums pasako, dabar bus kažkas, kam mes neturime resursų improvizacijai. Tai, tarkim, ar ne, būna žmonės nerimauja šiek tiek prieš egzaminą, bet jie žino, kad jeigu teks improvizuoti, tai pakaks jų turimų resursų, ar ne? Bet jeigu žmogus jaučiasi, kad jo resursų trūksta, nepasitikė savimi, ar ne, supranta, kad tarkim, labai dažnai nerimą kelia jausmas, kitas jausmas, gėda, kaltė, pyktis, ar ne, mes nerimaujam, kad susidursim su tam tikra situacija, kur patirsime pyktį ir tada kas? Kai mes net pažįstam pykčio, kai mes nežinom, kam jis reikalingas, kai mes neleidžiam jo savo jausti, tai mes iš jo elgiamės ne taip, kaip reikia, o taip, kaip gaunasi. O gautis gali visaip. Minėjot veiksmą, ar nagų kramtymas, kojos judinimas, tai čia yra... Tai gali būti nerimastingumo požymis, arba gali ir nebūti. Kaip, žinote, aš kadangi esu psichodinaminės krypties terapeutė, tai mes turim tokį posakį, kad nėra absoliučių dalykų. Ir pastovumas gali būti izoliuotas, tai yra fiktyvus dalykas, nes vienintelis pastovus dalykas gyvenime yra nuolatinis kitimas. Bet gydytoja vis tiek, pavardinkit tokius jau nerimą keliančius ženklus. Nerimo. Ir ar tai yra išimtinai neigiama reakcija, ar kažkuo jinai mums gyvenime padedanti? Visų pirma, tai, kaip aš jau ir sakiau, nerimas yra normali reakcija į mums nepažįstamus dalykus ir tai adaptuoja kažkaip tai elgtis, ar ne? Tai jeigu mes jaučiam, kad nerimas kyla, kai
susiduriam su emociniam situacijom, reikia emocinį pažinumą stiprinti. Jeigu mes susiduriam su nerimu, kuris kyla, tarkim, prieš egzaminą, reiškia, kad mes turim mokytis, nebūtinai mokytis, iš tiesų, tai jeigu mes mokysimės, tai nebūtinai pasieksim tą rezultatą. Tiesiog klausti savęs, kas man kelia nerimą ir ieškoti būdų, ieškoti ne tik būdų, bet ir priežasčių, kodėl man neramu ir tas priežastis aiškintis, bet, žinot, jeigu aš kaip visada siūlau psichoterapiją, ar ne, kaip nerimo sprendimo būdą ilgalaikį ir visam laikui, bet tai yra labai lėtas procesas. Su psichoterapija mes, ne rytoj ir ne poryt, ar ne tą pasieksim rezultatą ir kažką reikia iki to laiko daryti, ar ne? Reikia, ir jūs minėjot, kad nepakankamas žinių kiekis kelia nerimą prieš egzaminą, taip? Taip. Tai o iš priešingos pusės pasižiūrėjus, jeigu žmogui nežinia dėl ko kažkoks nerimas įgraužia, tai jogi ir kognityvinė funkcija gali veikti, pažintinė. Be abejo gali. Iš tiesų, nerimas, jeigu jis yra užsitęsęs ir taip jis gali veikti visą žmogaus psichinį aparatą, visas funkcijas absoliučiai. Be to, kad blogėja nuotaika, blogėja gebėjimas įsiminti naujus dalykus, ar ne, nerimas vis tik tai yra. Tai žmogus yra prisitaikęs evoliuciškai patirti trumpalaikį nerimą dėl tam tikrų trumpalaikių dalykų ir nerimo fone mes negalime įsiminti naujos informacijos, nes tam tikros smegenų struktūros, nenoriu aš tais medicininiais keiksmažodžiais mėtytis. Taip, paprastai kalbant. Tam tikros smegenų struktūros, jos uždominuoja, žinot, smegenys yra kaip teritorija, kurią dominuoja ta zona, kuri yra tuo metu svarbiausia. Jeigu yra už nerimą atsakinga emocijų zona pati tuo metu svarbiausia, tai jinai dominuoja smegenų žievės, kuri yra atsakinga už tuos kognityvinius sprendimus ir informacijos įsiminimą. Jinai uždominuoja ir tuo metu yra svarbiau išgyventi tą nerimą, negu įsiminti naują informaciją. Dėl to ir informacijos įsiminimą nerimas sustabdo. Ir žmonės labai dažnai turi tokį simptomą, kad sako, aš nieko naujo negaliu išmokti. Aš nieko nebeprisimenu. Man tiesiog dingsta, aš savo vardą ir pavardę pamirštu, man tiesiog dingsta atmintis. Tarsi, tai galim tada nurašyti, ten, žinot, dabar yra hiperaktyvumas labai madinga ir taip toliau, ten koks nors autizmas. Turite omeny ADHD garsai. Taip, ir žinot, jeigu žmogus nuolatos kažką pamiršta ir tai kartojasi, tai nebūtinai gali būti to hiperaktyvumo požymis, tai gali būti tiesiog labai intensyvaus nerimo požymis ir vieną nuo kito atskirti yra labai sunku, nes daug yra labai persipinančių dalykų. Kalbėjote apie tą nerimą, ar ne, kurį reikėtų jau stabdyti, ar ne? Taip, ir žinot, jeigu yra tokio lygio nerimas, kad provokuojasi ten panikos atakos, tas nerimas kliudo kasdieniam funkcionavimui, tai tikriausiai stabdyti jau reikėtų gydytojo kabinete. Ar ne, bet mes tikriausiai kalbam apie priemonės, kurios yra iki vaistų. Taip, galbūt, ir taip būtent. Nes tikrai, kaip aš sakau, liaudies būdais tokio nerimo, kuris provokuoja panikos priepuolius, kuris trunka nuolatos, blogina gyvenimo kokybę, žmogus tikrai nustoja funkcionuoti savo kasdienėje aplinkoje, susiaurėja interesų ratas, ar ne. Tai tokio nerimo jau tikriausiai liaudies tokiais buitiniais metodais mes nebesustabdysim. Tai yra vadinamas nerimo sutrikimas, ar ne, kai tai iš tiesų yra labai daug metų kauptų neįsisąmonintų patirčių suma, kuri, taip dabar aš taip truputėlį
poetiškai, ar ne, papasakosiu. Tai yra, tarsi, mes šluojam visas problemas po kilimu. Uždengiau mikrofoną. Šluojam, nenorim apie jas girdėti, jų matyti, žinoti. Ir vieną dieną viskas ištrykšta nerimo, tokio nesustabdomo, nesuvokiamo nerimo forma, bet psichoterapeuto kabinete galima viską atrasti ir paaiškinti. Bet tai užtrunka laiko ir daug laiko. Kad sugrįžti iki tokio traumuojančio momento, taip? Nebūtinai. Gal to traumuojančio momento mes niekada ir neprisiminsim ir galbūt mes buvom per maži, kad prisimintumėm, ar ne? Nes kaip Antuanas de Saint-Exupéry yra pasakęs, mes visi esam kilę iš vaikystės. Ir Geras pasakymas. Mes tikriausiai niekada kai kurių dalykų ir neprisiminsim, kiek paprasčiausiai atmintis ar netraukia. Bet iš tiesų tai tas procesas, visas nerimo sumažėjimo, jis yra ilgas, jeigu kalbant apie tą tikrąją nerimo, gilėją nerimo analizės, nerimo priežasties ieškojimo tą kelionę. Tai yra ilgas procesas, tai yra kelionė. Bet yra ir tokių, terapija yra būdas išsiaiškinti, kodėl aš susilaužau koją kiekvieną kartą toj pačioj vietoj. Bet yra būtina ir tą koją sugipsuoti, ar ne? Nes negalim palikti sulūžusios kojos. Būtent. Tai būtent kas gali būti tas gipsas nuo nerimo. Jūsų minėtos liaudiškos priemonės, kuriuo aš manau tikrai yra. Pirmieji žingsniai. Taip. Žmogus jaučia, kad pavyzdžiui jisai atsikelia kokią 2-3 nakties, kažkas bombarduoja galvą, jis neužmiega. Kaip tai įtakot, kol dar nesinori pas gydytojus. Nes pas gydytojus, tai ypatingai psichiatrus, tai už kartą liaukšt štampas, gali būti visi to bijo. Kaip žmogui, čia mes plačiai paskleisim šitą visą informaciją, kaip savo padėti užuomazgų fazėje. Pas psichiatrą lankytis nėra, tai yra taip pat normalu kaip pas šeimos gydytoją. Teoriškai mes tai žinome, taip? Taip, mes tai žinom teoriškai, bet dėja viduj, vis tiek yra toks kognityvinis disonansas, tarsi mes kalbam apie tai, kad pas psichiatrą lankytis yra normalu ir tai nėra jokia stigma, bet vis tik tai viduj tai yra didžiulė kova, to šito klausimų kyla, ar ne? Tai padėkite tautai dabar pačiom lengviausiam priemonėm. Pati lengviausia priemonė yra džiaugsmas. Džiaugsmas, bet džiaugtis be priežasties, tai gali pagalvoti, kad dar blogesnė psichikos būklė. Taip? Reikia kūrybiškumo. Ne darbštumo? Turėti dėl ko džiaugtis. Ne, kūrybiškumo. Kūrybiškumo? Taip. Bet tai vis tiek be darbštumo. Aš žinau labai kūrybingų žmonių, kurie jie džiaugsmingai nebaigė gyvenimo, o tiesiog jiems trūko elementaraus darbštumo. O tie, kurie atvirkščiai, galbūt mažiau kūrybingi. Ir mūsų nerimas gali kamuoti ir žmogų, kuris yra prikaustytas prie lovos ir turi tik vieną judančią akį. Ir tada darbštumas čia ne prie ko, čia reikia kūrybos, ar ne, kad rasti. Nes resursai, kuo džiaugtis, yra mūsų viduje. Ir galime mes dirbti kiek norim, ko viduje nėra, tuo mes iš išorės nepapildysim. Ir kai jūs padarėte įžangą, aš girdėjau, kad sako, tarsi mums nerimą kelia aplinka. Bet problema tai yra, kodėl, kas liečia, kaip tai susiliečia mūsų vidinėje aplinkoje, kad aplinkos stimulai mums kelia nerimą. Nes jeigu aš viduj neturiu nerimo, tai išoriniai stimulai man nerimo nekelia, ar ne? Kaip tai suprasti, ar ne? Tarkim, yra žmogus, kuris darbe, ar ne? Tas nerimas, stresas dažnai yra kaip tokios vienas kitą papildančios ar sinoniminės savokos, ar ne, yra naudojamas. Tarkim, vienas žmogus patiria stresą ir dažnai nerimauja darbe, nes ką tik grįžo į darbą po ilgos pertraukos ir
jaučia, kad galbūt jam kvalifikacinių įgūdžių trūksta ar kažkokių tai pasikeitimų yra įvykę ir jis jau tiesiog nėra tos informacijos atnaujinęs ir jam yra sunkiau. O kitas žmogus patiria stresą ir nerimą dėl to, kad yra vadovas koks nors ten labai emociškai nestabilus, ten tarsi linkęs keisti dažnai savo įsitikinimus ir prie nuotaikų reikia labai dažnai taikytis. Tai stresas yra nespecifinė organizmo reakcija į bet kokį pokytį, adaptuojanti prie to pokyčio, ar ne? Nerimas yra tam tikra baimės forma apie dalykus, kurių mes nežinome, apie nežinomus dalykus ir apie tam tikrą savo dalį resursų, ar ne? Tai apie dalykus, apie kuriuos mes nežinom ir improvizacijai nėra resursų, ar ne? Tai tada mums jau pasidaro neramu. Nes baimė yra labai konkretus jausmas, kad aš bijau šuns, nes man įkas. Labai konkretus. Būtent. Ir jinai trunka labai trumpai. Kai tuo tarpu nerimas gali trukti ilgiau. Tai tarkim, tas situacijos, ar ne, dvi, vienas žmogus nerimauja darbe, nes jis neturi įgūdžių, kitas nerimauja darbe, nes yra kažkieno kito, ar ne, faktorius. Ir adaptacija kiekvienu atveju yra skirtinga. Vienu atveju adaptacija yra dingti iš ten, kitu atveju adaptacija yra kelti savo kvalifikaciją. Taip ir su nerimu, ar ne? Kiekvienas žmogus gali savęs paklausti, ar man viduje trūksta resursų, kad aš galėčiau ramiai gyventi, net kai man yra aplinka kelianti nerimą. Jūs daug kartų paminėjote žodį vidiniai resursai. Truputėlį paaiškinkit, kas tai. Vidiniai resursai tai yra dažniausiai iš vaikystės atsinešami tam tikri psichikos gebėjimai tvarkytis su nerimu, ar ne? Tai yra vadinamas toks bazinis darbinis modelis. Tai yra labai labai anksti, pirmom kūdikystės dienom prasidedanti ir iki metų laiko užsifiksuojanti. Tokia psichikos struktūra tai yra vadinama, kuri iš esmės yra apibūdinama kaip, taip gal pasakysiu negražiai, truputėlį gebėjimas išgyventi negatyvias situacijas gyvenime ir toks bazinis suvokimas, kad man šikna, niekas neteis manęs išgelbėti, arba kad ir kas bebūtų gyvenime, aš vis tiek rasiu išeitį. Ar ne? Tai yra dviejų tipų bazinis darbinis modelis, ant kurio tada ir bazinis prieraišumo stilius formuojasi. Prieraišumo stilius yra, tai yra ne tik, kad kaip aš gerai sutariu su savo draugais, žmona ar kaimynu. Prieraišumo stilius taip vadinasi, ar ne, bet tai yra labai labai plati sąvoka, apimanti tiek tarp asmeninius santykius, tiek santykius su savimi, tiek ir tą bazinį pasitikėjimą pasauliu. Iš esmės tai yra saugus prieraišumas ir nesaugus. Ir nesaugus prieraišumas yra skirstomas į 3 grupės. Tai yra nesaugus vengiantis, nesaugus ambivalentiškas ir nesaugus dezorganizuotas. Kaip tie žmonės atrodo? Tai nesaugus vengiantis, bet kokioj situacijoj jis bandys išvengti, pabėgti, atsitraukti. Ambivalentiškas žmogus, jisai dažniausiai labai įsikimba, labai kaip tik prisiploja, jis negali atsitraukti. O dezorganizuotas gali pasielgti ir vienaip, ir kitaip. Ir gali būti pirmą labai įsitraukęs, paskui staiga atitolti, nežinia iš kur, ir tada staiga vėl užgriūti su didžiulė jėga ir jis toks labai pulsuojantis ir nuo to pulsavimo, tokio bangavimo tiesiog santykis pavargsta, žmogus santykė pavargsta ar ne. Tai yra esminiai momentai, kurie formuoja gebėjimą, tas vidinius resursus ar negebėjimą tvarkytis su nerimu. Bet man atrodo, kad tai formuoja tėvai. Taip, tai formuoja iš esmės tėvai. Čia dabar daugeliui nepatiks labai. Kol jūs tą frazę pasakysite ir iki 1 metų, tai čia yra labai trumpas laiko tarpas. Taip, labai trumpas. Iš esmės mes turime laiko iki 3 metų suformuoti žmogaus psichiką visam laikui iki žmogaus mirties.
Tai yra žiauri tėvystės tiesa. Gydytoja, pagrindinės taisyklės tėvams. Aš žinau, kad tai tema, kurią galima šnekėti 2 savaitės, čia neišeinant iš šitos studijos, bet pagrindinės taisyklės tėvams, kad nedaryt klaidų, kurių aš įsivaizduoju, tėvai, jie tyčia nieko blogo nedaro. Ne, tyčia tikrai tiesiog nedaro. Iš nežinojimo, jeigu hipotetiškai Jėzus Kristus turėtų vaikų, aš manau, jis irgi padarytų klaidų. Ar gal jūs nežinote, gerbiamas Viktorai, Dalai Lama turite vaikų ar ne? Jūs viską žinot. Tai turime ir skirtingose šalyse. Tikrai? Tai jis nežino. Tai aš manau, ir Dalai Lama klaidų pridarytų. Ką gydytoja turėtų daryti ir ko nedaryti tėvai, kad ankstyvoji fazėje, iki metų, iki 3, jeigu taip galima paprastai ir chirurgiškai, primityviai, kad ir net aš suprasčiau. Problemą išoperuoti. Tai pasakysiu tikrai, kas labai nepatiks daugeliui, bet lankyti terapiją ir apdirbti savo patirtis. Nes mūsų neapdirbtos patirtys trigerina mus pačius ir tada mes darom klaidas tėvystėje. Ar ne? Ir dėl to kenčia vaikai, nes vaikai yra kaip kempinės, jie nieko savo neturi iki labai labai vėlyvo amžiaus, tikrai daugiau negu iki 3 metų. Bet mes esam kažkaip linkę manyti ir permesti vaikams tam tikrą atsakomybės dalį, kurios jie neturi ir negali turėti. Ir dėl to reikia analizuoti save ir klausti savęs, kodėl man tai nepatinka. Ar ne? Kodėl man vaiko elgesyje tai kelia pyktį, susierzinimą. Nes vaikas iki 6 metų tik žaidžia. Jam viskas yra žaidimas. Maistą mesti mama, žaidimas, kaladėlį mama mesti žaidimas. Su šakutė tėvelį įdurti akį. Taip, irgi yra žaidimas. Tai yra žaidimas. Ir žinot... Ir nunešti kaimynui pasmeigus. Taip. Ir paskui kaimynui pasmeigti irgi yra žaidimas. Tai taip, matot, žiūrovai supras taip, kad negalima smeigti tėvelį į akį šakutę ir nešti kaimynų tą akį, bet tai jeigu sukonkretinant. Reikia analizuoti, kodėl man nepatinka vienoks ar kitoks vaiko veiksmas. Taip. Ir tą geriausiai daro psichoterapija, taip? Taip, geriausiai daro psichoterapija, bet, psichoterapijos nėra, psichoterapijos nėra ir nebuvo akmens amžiui, bet akmens amžiui tikėtina, kad, žmonės, aišku, gyveno ten labai trumpai, ten iki 35 metų, berods vidurkis buvo. Tai, mes dabar grįžtam, mūsų visuomenė, ar ne, tas modernėjimas kartais irgi tokią kraštutinumą pasiekia, kad mes jau savo instinktų nebeklausom, bet, viskas yra mūsų instinktuose ir iš tikrųjų kartais tikrai klausyti instinktų yra kur kas svarbiau negu pasiduoti kažkokiai tai žinių sroviai, ar ne? Tai labai paprastas dalykas, tai yra tiesiog nuolatos būti su vaiku ir būti jam. Rinktis vaiką, ne karjerą, kad ir kaip žiauriai tai skambėtų ir tikrai daugam nepatiks tai girdėti, bet rinktis karjerą mes spėsim, o vaikui vaikystė yra viena ir ypač iki 3 metų. Ir būti vaikui, būti su vaiku, būti kantriai ir nesureaguoti į visus raidos momentus, kai dažniausiai tėvų tos auklėjimo klaidos iš tiesų įvyksta iš raidos neišmanimo, iš nežinojimo, ar ne? Ir per greitos reakcijos kažkokios, tai ypatingai piktos. Taip, ir per greitos reakcijos. Tarkim, pavyzdžiui, toks yra labai momentas, kai išeima į darželį klausimas, tai daug kas nežino, kad vaikas iki 3 metų absoliučiai natūraliai neturi jokio poreikio dalintis su kitais vaikais daiktais, bendrauti su kitais vaikais. Ir jeigu 1,5 metų vaikas neturi poreikio draugauti su kitais vaikais, tai yra visiškai normali vaiko raida. O daugelis tėvų to nežinodami sako, tai kaip tu? Taigi kaip tu čia dabar, kaip tu į darželį eisi? Koks tu būsi? Taigi kaip tu čia? Kai mes pamatom vaiko raidą ir normalius vaiko raidai požymius, bet apie ją nesuprantam,
mums gali atrodyti, kad taip ir liks visą gyvenimą, kad tas vaikas nesidalins daiktais iki gyvenimo pabaigos ir liks skūpas, šykštus, bet iš tiesų, vaikai, jie keičiasi. Ir vaikų, žinot, aš jums pasakysiu taip trumpai, mūsų nervų sistema atsispindi vaikų nervų sistemoje. Mūsų disfunkcija atsispindi vaikų disfunkcijoje, ar ne? Jeigu mes bandom nuslėpti nuo pasaulio kažkokią tai savo labai labai nemėgstamą savybę, tai labai tikėtina, kad vaikai ją su didžiuliu sprogimu ištransliuos. Tarkim, žmonės, kurie yra impulsyvūs, jie į konservus susispaudžia kaip šprotai tą vidų, tą impulsyvumą. Ir jeigu tai nepasireiškia, kokį insultą, ar, taip negražiai pasakysiu, labai tokia... Logiška, taip. Bet jaunam amžiui tikriausiai nepasireikš insultų, tai pasireikš kokiu kaklos, sprandos, skausmu, ten kokiais polinkiu, ten į kokius labai... Važiavau dviračiu, verčiausi nuo kalno, nukritau, nusibrozdinau, traumatiškų nuolatinių elgesio, ar ne, tai yra toks būdas per kūną išveikti tą impulsyvumą. Ir jeigu ties šitą zoną, ties kūno zoną, ties kūnu mes susistabdysim, tai tikriausiai tai išveiks mūsų vaikai. Išveikti tai reiškia rasti būdą, kaip susikaupusią tokią, ar ne, kiekviena mintis, kiekvienas mūsų smegenų krustelėjimas yra elektrinis impulsas. Tas elektrinis impulsas turi kažkur išeiti, nes jisai generuoja energiją, kuri turi būti panaudota pagal paskirtį. Jeigu jinai nėra panaudota pagal paskirtį, tarkim, ar ne, mes esame impulsyvūs žmonės dėl tam tikrų priežasčių ir mes turime aiškintis kodėl ir tada tą savo impulsyvumą kažkaip tai nukreipti. Bet jeigu mes neįsisąmoninam šito dalyko, mes nesuprantam, kad taip yra, kodėl taip yra ir kad su tuo reikia kažką daryti, tai pasireiškia kitose, su tuo nesusijusiose gyvenimo sferose, nes čia su mūsų psichika ta pati fizika galioja, kaip ir nežinau, kuris ten fizikos dėsnis, kad sako, kad energija iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta. Energijos tvermės dėsnis. Taip, energijos tvermės dėsnis. Jeigu tėvai pavėlavo iki metų, pavyzdžiui, būna, kad žiaurus būna gyvenimas kartais ir jisai sutrikdo tą viską. Taip, be abejo. Tai kuri yra teisingesnė teorija? Aš mačiau labai gerą pasisakymą vienos labai gudrios tautos psichoterapeuto, pas jį vienam kabineto kampe kabo Freudo paveikslas, kitam Adlerio. Sako, yra priešingybės. Freudas, jisai vis tiek prives prie to, kad bet kada gyvenime, ką tu bedarytum, ką tu negero ypatingai bedarytum, dėl visko kalti tėvai, gali suvesti tą tėvų kaltę. Jis sako, čia tokia tam tikra verslo forma, dar ten taip truputėlį apipiešia. O Adleris, ne pažodžiui, bet pacituosiu, kad priėjai prie veidrodžio, kiek akių? 2, kiek rankų? 2, kiek kojų? 2. Matai, supranti viską, ką matai, protauji, žinai, kas gerai, kas blogai. Viskas, padėkok tėvam, kad visko turi po 2, nes kartais dėja būna, kad ne po 2, tą galiu patvirtinti iš savo profesijos. Ir viskas, ir atstok nuo tėvų, jie ką galėjo, tą padarė, jie tau tai davė. Kuri pozicija jūsų nuomonė yra artimesnė jūsų pozicijai? Nė viena pozicija, todėl kad jos abi yra lygiagrečios. Nėra teisingos ir neteisingos pozicijos. Freudas buvo vis tik tai psichoanalizės tėvas. Ir jo gyvenimas buvo per trumpas, kad tą visą psichikos gylę aprėpti, bet jis užmetė pamatus. Adleris buvo Freudo pasekėjas, kuris labiau gilinosi į tarpasmeninių ryšių įtaką dabartinį žmogaus, bet čia ir dabar, būsenai. Tų psichoanalizės krypčių ir srovių atsirado labai labai daug. Yra 3 kryptis ir iš tiesų jos viena su kita neprieštarauja. Jos viena kitą papildo, nes žmogaus psichika ir pats žmogus yra kompleksinis reiškinys. Tai kaip ir daugeliu atveju sakoma, tiesa kažkur yra per vidurį. Taip, tiesa yra per vidurį. Ir tėvai turi suprast, kad jie kažką galbūt blogo padarė ir priimti tą
kaltę, bet ir vaikas turi suprasti, kad tėvai ne viską žinojo. Neturi tokių pagrindų gilių, kaip turi psichiatrai, psichoterapeutai, taip? Taip, aš manau, kad čia yra pasakymas apie priežastį ir pasekmę, apie tos mūsų vidinės ir išorinės realybės. Mes gyvenam dviejose realybėse, vidiniai ir išoriniai nuolatos. Mes kažkaip tai mąstom, yra kažkokie mūsų iš vidaus kylantis impulsai ir lūkesčiai, bet yra ir kažkokie tai išorės ar nes reikalavimai ir mes su tuo susiduriam nuolatos. Ir Adleris ir Freudas kalba apie visiškai skirtingus dalykus. Tai Freudas kalba apie tai, kad tai, kas vyksta dabar, buvo nulemta kažkur ten labai labai seniai, kaip aš sakiau, iki tų 3 metų. Bet pakeisti tai reikia net grįžus ten, nes laiko mašina niekas ten giliai nenukels ir ten nebepakeis to, kas įvyko. Ir reikia jungti supratingumą ir sąmoningumą. Ir šiuo metu, kad tas žmogus, kuris stovi prieš veidrodį, yra atsakingas už tai, kaip man bus vėliau. Už tai, kas yra dabar, kad pakeisti tą galią, tą svertą nusverti. Tai tėvai dabar turi šansą sulaukti vaikų atleidimo. O taip turi, bet, žinot, ne visi mano, kad jiems iš vis reikia už kažką atleisti. Taip, yra principingų, mes tai žinome. Daktare, dar vienas klausimas. Vėlgi, mano to primityvų supratimu. Nerimo korekcija gali būti ir, pavyzdžiui, sportas. Taip, žmogui kažkas tai, kelia nerimą, jis bėga, išsportuoja tą savo nerimą. Pavyzdžiui, pirtis kažkokie hobiai. Pavyzdžiui, įprasti ritualai ir pastovumas. Tu žinai, kad tu eini į tą tarnybą, kur tau viskas žinoma, tu viską moki. Tai ar tai nėra džiaugsmo, kurio galbūt tu negali patirti, neturi iš kur patirti, tai galbūt yra džiaugsmo pakaitalas? Jo, tas džiaugsmas, tai reikia susigalvoti ir iš ko pasidžiaugti. Būtent. Ir kūrybos tam reikia. Tai kūryba yra būdas surasti, kaip tai padaryti. Jau kad tai padaryti, tai reikia, kaip jūs sakot, ar ne valios. Bet be valios mes galim valios turėti viskam, bet, žinot, aš prisimenu tokį čekų filmuką apie kurmį, ten toks irgi, ten turbūt, kadangi čekai buvo vis tiek toj 3 sovietizacijos zonai, kuri ten ta sovietizacija jų taip nepalėtė, tai jie ten taip autoironiškai tą sovietų galėdavo pašiepti tą sovietų ar ne sistemą, tai, žodžiu, ten toks epizodas, važiuoja sunkvežimis, į mišką nukrenta laikrodis, jis tiesiog pradeda nurodinėti gyvuliams, žvėrims, ką daryti ir jie tiesiog nesupranta, kodėl, tarsi užhipnotizuoti, pradeda ten pjauti medžius, kepti pyragus, statyti ten kažkokius tai lovas, ar ne. Ir jie nesupranta, kodėl keliasi tam tikrą valandą, namiego tam tikrą valandą, nors prieš tai nugyvena normalų žvėrių gyvenimą. Ar ne, ir staiga, kažkoks tai, be jokios, ar ne, valia tarsi yra vykdyti kažkieno kito užmanimus, bet ne savo fantaziją, ar ne, tai viskam reikia fantazijos ir iš tiesų, tas pasididžiavimas ir pasidžiaugimas gyvenime atsiranda tada ir toks jausmas, kad aš gyvenau, atsiranda tada, kai mes jaučiame savo gyvenimo autoriais. Ir turbūt tas dėsnis pasidžiaugti tuo, ką turi. Visi turi kuo pasidžiaugti. Taip, visi turi kuo pasidžiaugti. O ne ieškoti priežasčių, kad būti nelaimingu. Jo, o ieškoti priežasčių, kad būti nelaimingu, tai, žinot, grįžtam į tą pačią vaikystę ir galbūt mums kažkada buvo patogu būti nelaimingu, nes tik tai taip mes gaudavom dėmesio, kai būdavom nelaimingi ir kažkas tada prieidavo ir paguosdavo ir taip įprantam, ar ne. Bet būdai savo susigalvoti, priežastį pasidžiaugti ir apsidovanoti tuo džiaugsmu, tai tikrai gali būti sportas, gali būti kažkokie tai hobiai, ar ne, bet tokia veikla, labai primityviai kalbant, rezultatyvi veikla. Ta veikla, kuri kažkokį tai daro rezultatą, ar ne, išeiti su draugais, socializuotis. Tas socializuotis, ar ne, turbūt kaip keiksmažodis skamba, o žmogui, kuris nemėgsta socializuotis, ar ne, ką daryti. Tai rasti turbūt kitų būdų. Ir tas būdas, ar blogai, ar gerai, kad žmogus nemėgsta socializuotis. Tai tikriausiai
Tikriausiai, kad nėra tokio vienareikšmiško atsakymo, tikriausiai visi turi tą socializacijos langą, pro kurį telpa. Vieniem, tik tai, jeigu žmogui nepatinka socializuotis, tai tikėtina, kad jis ne pro tą langą taiko. Nes tikrai galbūt vienam reikia socializacijos su 100 žmonių, kitam užtenka su 3 ir tai jau bus socializacija. Tai kiekvienas žmogus tų pasidžiaugimo šaltinių gali rasti savo, prisitaikyti ir skirtingų. Ir tai mažina nerimą. Tai tokius jau būdus iki medikamentinius mes jau beveik ir apšnekėjom. Aišku, čia tema yra labai plati. Dar vienas klausimas, kuris pastaruosius turbūt gal 5 metį, 10 metį labai paaštrėjo. Kaip jums atrodo, ar tai nėra sąmoninga veikla, kada masinės informavimo priemonės tiesiog bruka žmogui išimtinai neigiamą informaciją? Pradžiai kelia nerima, kad ten mes kažkokie labai negeri, nes nepripažįstam kažkokių žmonių, ten vienokių ar kitokių, kurie turi kažkokių, vienokiai žiūrint, turi sutrikimų, kurie neturi. Ir labai aiškią poziciją užima masinės informavimo priemonės. Po to prisiminkim COVID laikus. Jūs, man atrodo, esat ta garsioji karta, kur aukštojo mokslo baigimo diplomą universitetas įteikė per kurjerius. Jūs, taip? Jūsų, tai įsivaizduokit. Aš nežinau, kas tai yra. Ar tai yra piktybinis veikimas, ar tai yra kažkoks baisus nerimas, ar tai baimė neįtikti kažkokiai tai valdžiai, kuri tenais, apgailėtina lyginant su, pavyzdžiui, potencialų universiteto. Ir birželio mėnesį, kada saulė plieskia, jauni žmonės negali pasidaryti savo šventės, keli šimtai žmonių. Taigi jūs savo akyse visą gyvenimą matysit tą žinutę, kad atvažiavo ten tas DPD, TNT, ten kažkas tai ir atvežė šitą. Ar visi tokie tokios visiškai iškreiptos formos, ar kaip jums atrodo, ar tai yra sąmoningas kažkoks nerimo kelimas? Kodėl tai daroma? Ar tai nori sukontroliuoti žmonės, ar tiesiog padidinti psichotropų vartojimą? Kame čia reikalas? Nes to nepastebėti jau būtų labai sunku. Nebent jūs visiškai esate atsiribojus nuo masinių informavimo priemonių. Žinot, aš tikriausiai pasakysiu vėl tai, kas labai nepatiks, bet manęs tai niekaip nepaveikė tas faktas, kad visi tie įvykiai, ar ne, kurie vyksta, manęs niekaip nepaveikė, nes aš turiu savo gyvenimą. Iš tiesų, tai savo gyvenimo autorystė, ar ne, tai yra labai svarbu, nes tada mes galim mąstyti ir elgtis kaip savo gyvenimo autoriai ir kažkieno primetama, tarsi kažkokia kaip kontrolė, ar ne, tada mūsų neveikia, nes mes tada turim vidinių resursų atsisakyti, tokia, kaip sakyt, vidinį raumenį, ar ne, atsisakyti to, kas mums yra duodama. Ir mes galim gyventi laisvai, ar ne, bet ne kiekvieno žmogaus viduje tų resursų užtenka ir ne kiekvieno žmogaus viduje tie resursai tiesiog taip yra, ar ne, ir iš tiesų, tam tikri žmonės apskritai turi polinkį nerimauti dėl vienokių ir kitokių dalykų, dėl vienų labiau, dėl kitų mažiau. Tarkim, vieni dėl pasaulio visiškai, jiems gali vykti atominis karas, jie kažkaip išgyvens, bet, pavyzdžiui, jiems labiau nerima kelia finansai, sveikata, vaikų sveikata. Nežinau. Dar kokie nors kiti jiems svarbus dalykai, santykiai, pavyzdžiui, jiems gali karas vykti, jeigu juos kas nors myli, jiems viskas gerai. Supratau mintį, reiškia, žmogus, kada turi kuo užsiimti, jį mažiau kyla noras gelbėti pasaulį. Taip, iš esmės, interesų fokusas. Taip, aš tą pastebėjau, nes yra labai tokios nutolę tarpusavį radikalios žmonių grupės. Vieni labai gelbsti pasaulį, patys dar gerai nežino nuo ko dažnai, kiti ir labai agresyviai, ir vieni ir kiti, ir ten toks gaunasi priešprieša. Tai čia labai gerai supratau, tai čia viskas susiveda, kad rasti dėl ko pasidžiaugti, turėti dėl ko gyventi, statyti pačiam savo gyvenimą ir mažiau tave įtakos tos visos informavimo priemonės. Aš irgi stengiuosi nežiūrėti, nes kuo toliau to griežtėja, bet jos po truputėlį, jos braunasi į gyvenimą. Prisiminkit karantiną, kada daugybė kūrybingų žmonių nukentėjo. Tiesiog neturėjo ką daryti, jiems visiškai buvo užkirsta galimybė,
karantinas, kuris yra akivaizdu, kad buvo perteklinis, jau jeigu tu bandai tikėti ten nauda kažkokia ten distancijų, bet tai ta žmogaus gyvenimą lenda ir tu gali būti labai talentingas, pavyzdžiui, choro dirigentas, bet kadangi choristai stovi vienas prie kito, tau 2 metus tu neturi ką daryti. Jo, bet tiesiog gyvenimas kartais nutinka atominis karas, nutinka maras, epidemijos, ar ne? Tai yra tikriausiai apie tą gebėjimą integruoti neapibrėžtumą ir savo kontrolės praradimą, kad dabar mes gyvensim kažkokiam pasauliui, kur, tikrai labai labai sumažėja mūsų, tų kontrolės svertų, ar ne? Ir iš tiesų tai tokios situacijos daugiausiai ir tokiose situacijose daugiausiai ir nukenčia žmonės, kuriems yra labai labai svarbi kontrolė ir kurie negali duoti erdvės ir vietos tam neapibrėžtumui. Savo tokio, kaip šiek tiek gal ir bejėgio pajautimui, tokiam truputėlį paleidimui, visagalybės iliuzijos, kad aš čia visagalis, aš čia viską kontroliuoju, aš čia jaunas, gražus, aš niekada nemirsiu. Visi mes mirsime ir visi mes pažeidžiami ir visi mes esam žmonės, bet, čia evoliuciškai yra kažkodėl psichikoje, toks šiek tiek įjungtas ignoravimas visą laiką šito fakto, nes mes tiesiog paklaiktume nuo mirties baimės ir numirtume. Tai yra reikalinga. Prisiminiau vieną pažįstamą chirurgo pasakymą, kad klysti yra žmogiška, neklystančių žmonių nėra, tik aš vienas neklystu, šiaip visi klysta, viskas yra normalu. Tai noriu dabar pakalbėti apie ikimedikamentinės formas nerimo slopinimo. Yra vadinamieji adaptogenai. Tai yra natūralios gamtinės kilmės medžiagos. Ir ar jūs manot, jos padėtų žmogui dar, nes dabar psichotropų vartojimo, tai netgi vadinama, kad epidemija. Daugybė žmonių, daugybė nacijų, Vokietijoje, Danijoje tas garsusis tyrimas, kuris pagal vidurkius vienam žmogui miligramų kiekio suskaičiavo, kad virš pusės žmonių vienokį ir kitokį psichotropą vartoja. Jau čia rimtą psichotropą, receptinį psichotropinį vaistą. Kaip jūs galvojat apie gamtinės kilmės preparatus, konkrečiai norėčiau pristatyti ašvagandą. Yra tikrai žinomas vaistas jau labai seniai, kuris turi tikrai ne vieną poveikį. Žinot, apie tas psichotropinės medžiagas, kad psichotropais yra vadinami tik tai benzodiazepinų grupės vaistai ir Z kartos hipnogenai berods, kaip jie vadinami, ir apskritai aš turiu omeny, kad jūs tikriausiai kalbat apie psichikos sveikatai gerinti skirtus vaistus, ne tik apie psichotropus. Ar jūs kalbat būtent apie tikrus psichotropus? Būtent jūs teisingai pataisėt, bet jeigu kad psichiką veikiantis graikų kalbos vaistai. Verčiant psichotropos, tai yra, tas tropos yra poveikio sritis, tai kad būtent jie veikia psichiką, tie vaistai. Psichiką veikiantis, nes, žinot, taip vadinti psichotropais, tai kai kurie žmonės pasimest gali šiek tiek ir pagalvot, kad, jau ten visi danai ant benzodiazepam, ant bromazepam, ant hanacho, ar nesėdi. Tai, žinot, apie tos natūralias priemonės, ar ne, tai pasaulyje ir atsirado pirmiausia natūralios priemonės, kaip aš sakau, kažkas ar neišsikasęs šaknį ant zlasties pagraužti ir padėjo. Ar ne? Ir tikriausiai tų medžiagų yra daugiau, kurios padeda, bet ašvaganda yra viena iš tokių efektyviausių ir dažniausiai naudojamų, nes tikrai tas poveikis yra labai moksliškai pagrįstas, ar ne? Jeigu padeda papildas, pirmiausia, vartokit papildą. Ašvagandas aš skaičiau daugybę PubMedo, Kochreino bazės, tai kaip anksiolitikas jis yra netgi tokio ganėtinai stiprus. Po to visos kitos yra kognityvinė funkcija, depresiškumo skalė, kaip miego, jau yra kur kas silpnesnės, bet kaip būtent nerimo gesinimui, šiandieninė mūsų tema, tai jis yra tikrai pakankamai efektyvus vaistas. Iš tiesų tai yra efektyvus būdas greitai sumažinti nerimą, kaip aš sakau, kol ta terapija pradės veikti, mes turim kažkaip gyventi. Ir mes su ta sulūžusią koją nusisukusi į šoną,
kaip sako, ant bigės minti negalim. Taip. Reikia kažkaip tai dėti tą gipsą. Ir tai yra iš tikrųjų efektyvus būdas, jeigu nenorim, na tikrai kažkaip tai kartais, aš suprantu, tą žmonių nenoro eiti pas psichiatrą ir gerti vaistus. Žinot, kad ir tas nusiteikimas, man atrodo, na kartais per daug atkaklus ir tikrai nereikia stigmatizuoti to ėjimo pas psichiatrą, bet, na jeigu žmogus nenori, aš visą laiką sakau, nu bet jeigu tas žmogus nenori, ar mes turim versti ir kažką, kaip jūs sakėt, ar ne prievartą kišti, jeigu nenori. Žinot, mes turim gerbti ir žmogaus nenori. Tai jeigu yra kažkoks būdas padėti savo, tai labai prašau, bandykit. Iš tiesų, aš kaip sakau, reikia pradėti ar ne nuo pačių švelniausių priemonių. Jeigu tai yra ten išsiplauti galvą vakare, pasidaryti masažą, išgerti ramunėlio arbatos ar išgerti ašvagandos, tai yra jūsų būdas ir tai yra jūsų įrankis šitam. Jeigu tai nepadės nieko tokio, galėsim tada bandyti jau kitus, bet kaip sakau, reikia nepradėti nuo, kaip sakau, aukščiausio ar ne laiptelio, reikia pradėti nuo pirmo laiptelio ir tada lipti ant antro ir tada jeigu nepadeda ant trečio, o ne, iš karto aš ten tuos išsirašysiu benzus ir kam aš čia vargstu, ar ne? Nu, visuomenės vartotojiškumas, žmonės labai nori greito efekto. Greito efekto nori, bet kartais, žinot, kaip sakau, kartais iki pilnos taurės trūksta vieno lašo. Bet, kaip, žinot, kaip Černobylyje buvo dozimetrai, kurie rodo, ar yra radiacija, ar nėra, bet neparodo, kiek ten tų sievertų, ar kuo ten matuojama buvo. Būtent. Ar kaip ten tie, kokie ten... Mikrosievertais, taip. Kokie ten metodai. Dar yra kažkoks kitas matavimo, ten grėjai, ar ne? Ar dar kažkaip ten, dar yra keli tie vienetai, bet rodo tik tai, ar yra, ar nėra, ar ne? Ir kartais taip. Tas nerimas... Kokybinis. Yra toks, taip, kokybinis, jisai arba yra, arba aš čia kažkaip jau su to, neįpratu su to mikrofonu. Žinot, tas nerimas jisai arba yra, arba nėra. Ir galbūt mums trūksta tik tai tos vienos kapsulės, ar ne? Ir, žinot, šiaip apskritai ašvaganda tai yra toks preparatas, kuris kaip čia pasakyti, jis yra toks, palaiko nervų sistemos tonusą. Nu, ne tik tai tos psichikos tonusą, ar ne? Ne tik centrinės nervų sistemos, bet ir periferinės. Jisai toks balansuojamasis, labai gerai balansuojantis preparatas, nes jisai yra iš tiesų net įvairių ten autoimuninių ligų atveju yra skiriamas, o kaip žinot, autoimuninės ligos mano subjektyvia nuomonė ir mano subjektyvių žinių ir patirčių sumoj, kaip tokia nuomonė atsirado. Tai autoimuninės ligos dažniausiai yra toks būdas neįsisąmonintus psichikos procesus, tai paprastai kalbant, kažkokius neįsisąmonintus jausmus, tai yra būdas kažkaip tai išreikšti per kūną. Tai čia garsioji psichosomatika. Taip, tai yra iš esmės kaip psichosomatika, autoimuninės ligos yra būtent labai linkusios reikštis, nes autoimuninės ligos dažnai būna tokios, atrodo ganėtinai dramatiškai, bet labai stipriai nekenkia, ar ne? Yra autoimuninių ligų, kurios pažengia ir iš tiesų, kaip vilkligė, kaip ten tie reumatoidiniai visokie artritai, ten kokia, nežinau, dar daugiau nežinau to autoimuninių ligų, bet iš tiesų, tai rodo psichikos kentėjimą, kaip žmogus stipriai kenčia ir kaip jis žiauriai neturi tam žodžių. Nes nerimą malšina žodis, ar ne? Nerimas yra apie tai, kas nėra kūnas, o kūnas yra garsas, vaizdas, šviesa, spalva, parašyta ant lapo jau yra kūnas, ar ne? Mes bijom nežinomų dalykų, tai kas nėra kūnas, ar ne? Ir įžodinti savo nerimą yra pirmas būdas tą nerimą pagauti ir paversti kūnu. Ir tada jau tai yra tampa baimė. O baimė, jinai negali būti amžinai, jinai kažkur transformuojasi. Tai čia labai nesunkiai yra suvesti logišką ryšį, kadangi nerimas be abejo, tai lėtinis stresas, kortizolis, tai jis viską blogina žmogui sveikatą, kadangi ašvaganda yra anksiolitikas,
tai jisai tą situaciją pagerina. Ir plus dar miegas, kognityvinė funkcija. Taip, jaunam žmogui dėmesio koncentracija, įsiminimas, senam žmogui truputėlį kažkiek tai tos demencijos atitolinimas. Tai mano raida tai buvo labai juokinga. Aš buvau labai aršiai prieš visus papildus ir aš ieškoju informacijos, kad paneigti bet kokią papildą efektyvumą. Ir pradžioje jų labai daug buvo, ten turbūt 80%. Ir nuo ašvagandos man prasidėjo, kad žiūriu, kad jie efektyvi. Ir ten tokie rimti tyrimai. Ir čia dar atsispausdinau daugybę tokių tikrai visokiausių būtent apie kognityvinę funkciją, pažintinę, nes ji buvo tokia kaip ir paskutinė. Aš visą laiką maniau, kad yra išimtinai anksiolitikas. Bet paskui žiūriu, kad tikrai ten daugybė. Aišku, tie tyrimai jie sunku surasti kažkokį tai ryšį tarp labai sąžiningai atlikto tyrimo ir galbūt neypatingai sąžiningai. Ten yra tas algoritmas, reikia paimti visus autorius, reikia pažiūrėti, kur jie dirbo prieš tai, kur jie dirbo po to, kur dirbo jo vyras žmona prieš tai, kur dirbo po to, tas vadinamasis interesų konfliktas. Tai yra labai sunku jau rasti pačią informaciją, yra sunku. Čia GPT, oi, kaip ne apie viską papasakoja. Ir labai skistai, taip kaip galiu pasakyti, kol kas toje vietoje dirbtinis intelektas. O skaičiuoti iš vis nemoka. Iš tikrųjų, kuo užkrautas tais ir pasako. Aš šiandien ryte bandžiau bendrauti, nieko man ten nepasakė rimto. Gal čia reikia su kolegom pakalbėti, jie to klausimu, tai čia, žinot, šviesmečiais nuo mūsų. Tai būtent apie tą ašvagandą ir norėjau pakalbėti, kad tai pirmasis, kuris buvo toksai, man, plus tada viena mano kolegė, kuris seniai domisi, jinai sako, tai tu pagalvok logiškai tą ryšį. Tai yra vaistai, kurie žmonė jau 3000 metų gydos, jeigu ne 4. Tai visa medicina taip alternatyvinė, o tabletinės formos, tai dabar aš nepasakysiu, kada ten Bayeris aspiriną, man atrodo, 1900 ten pradžioje šito 20 amžiaus išrado, tai ir labai kukli, taip, efektyvumas buvo didelis, antibiotikai, viena penicilino injekcija kavernas užgydydavo žmonėm tuberkuliozinės, bet ta alternatyvinė medicina kažkodėl tai ji pas mus yra tokia, stumiama į šoną ir visai be reikalo. Ir aš kada pasiskaičiau apie daugybę preparatų, kurie tikrai yra efektyvūs ir žmogui, kad išvengti, nes kiekvienas vaistas nėra ko neigti, jisai turi ir šaltinius efektus, jis truputį yra ir nuodas, bet kuris. Ir kada galima žolinių preparatų, kuris praktiškai tau neturi jokių šaltinių efektų, jis tikrai labai yra saugus, tai kodėl nuo to nepradėjus ir truputėlį pradėjo mano sąmonę keisti. Tas toks buvo momentėlis lūžio ir dabar aš jau visai žiūriu visai kitaip, tas aršumas labai dingsta, nes pastebėjote, daktarė, kuo žmogus mažiau nusimano, tuo jis aršesnis tuo klausimu. Taip? Taip, nes nežinojimas kelia nerimą, ar ne? Kuo daugiau nežinojimo, tuo daugiau nerimo. O dar jeigu kvalifikuotai tau kažkas oponuoja, tada dar labiau užsidegi, dar tas agresyvumas. Tai ir visuomenė, bet kokiu klausimu pradėkit kalbėti, jeigu kažkokią jautrią temą paliesi, pirmiausiai liejasi tie, kurie vienam žodį 2 gramatinės klaidas daro, ten socialiniuose tinkluose pastebėjau, jie labai gerai viską žino, jie labai ryžtingi, o tas žmogus, kuris tikrai nusimano, jisai bent jau pratylė tai vietoje. Žinot, aš kaip pasakysiu, tie žmonės, kurie puola komentaruose kapotis ir jie viską žino, jūs įsivaizduokit, toks 3 metų vaikas, jisgi viską žino. Jūs raskit 3 metų vaiką, kuris nesupranta, jis tik yra mokslininkas, pasaulio ekspertas, tik jo tvarka yra pati teisingiausia. Nes žinių mažai, tarpai tarp žinių didžiuliai, fantazija begalinė, ar ne? Čia viską pasakot ir aš atpažįstu save, taip, gerai. Žinot, jeigu jūs taip tikrai turite tokią kritiką ir galit, pavyzdžiui, papasakoti taip sąžiningai ir nuoširdžiai apie tokį dalyką, kur kitam būtų tiesiog elementariai gėda, ir, žinot, labai daug yra žmonių, kurie yra įsikibę ar ne savo fantazijoje ir netgi radę kažkokią tai oponuojančią mintį ar akivaizdų patvirtinimą, kad taip nėra, toliau lieka įsikibę tų savo fantazijų, nes jiems tiesiog gėda pripažinti, kad velnias, susimoviau. Ar ne, tai yra jūsų labai didelis brandos požymis ir tikėtina, kad jūs jau nebe tas 3 metų vaikas, bet kuo mes, o įsivaizduokit, ar nežinot, yra tie tokie kaimo išminčiai, kurie ten jau tikriausiai arti 100 metų ir jie tikriausiai pasakys, kad
ką tau galiu pasakyti, vaikeli, nežinau, visaip gali būti, ar ne? Kuo išminties daugiau ir patyrimo, tuo tu žinai, Tuo kad dažniau gali, vartoju žodį nežinau. nežinau ir tuo gali visaip labiau būti. Na tai paimkite pavyzdį dabar su garsiuoju COVID, taip? Tai dabar jau yra tiek tos literatūros. Nu, kas domėjusi, tas žino, kad tai yra dirbtinės kilmės virusas. Taip, tai yra. Taip. Na, man atrodo, bet kažkaip taip pat man to klausimą. Dabar jau buvo pripažinta, kad tai buvo sukurtas. Ir Amerikos kongreso garsusis dokumentas 500 puslapių, Vokietijos Bundestago. Bet Lietuvoje vis dar yra žmonių, kurie to negali priimti. Kame čia reikalas? Atrodo, pasakyti, taip suklydau. Daug yra, aš irgi suklydau gyvenime ir man pasakyti, kad aš suklydau, kad aš manydavau, kad, maniau, dabar greitai to nepasakysiu kažkokio tai klausimo, bet kodėl taip nepripažinti tokio, jau akivaizdžių tapusio dalyko ir iš paskutiniųjų verstis į kvailį dar įrodinėjant tą tiesą. Kas čia tas žmogaus toksai mąstymo rigidiškumas? Kame čia reikalas? Ir kažkokios baimės, prarasti savastį. Kas čia yra? Ar tas pats, kas atrodo, kad jam ausį kažkas nuraus ar ranką, kad jisai pripažins tai, kad buvo klaida. Ir kokia čia klaida? Visi tuo metu klydo ir visi tuo metu bijojo. Ir drąsiausi žmonės, po to mano žinomiai, parsineždavo maistą, pastatydavo laiptiniai ir visą parą laikydavo, kol parsineždavo į namus, kad tą parą tas maistas pasveiktų nuo viruso, kaip sakyti, neutralizuotųsi ir purkšdavo visokiais velniais. O po to kažkaip, sako, praėjo toks man jau prašviesėjimas. Kokia savybė žmogui, kame čia reikalas, kad jis nesugeba pripažinti klydės? Aš girdžiu, kad jūs norit kaip chirurgas ar neišoperuoti kažkokią tai savybę vieną rasti, ten tą vieną arteriją užsikimžus ar atkimšti. Pagrindinę bent jau. Žinot, žmogus yra toks kompleksiškas dalykas ir aš vėl Antoine de Saint-Exupéry žodžiais grįšiu ten į vaikystę, iš kur mes visi esam kilę. Ir čia jūs apie ką iš pradžių kalbėjote, tai yra toks net klaidos ar nepripažinimo baimė, kuri yra lydima vis tik tam tikros gėdos ir kai vėl grįšiu prie tos vaikystės ir kai vaikas yra baudžiamas gėda, kad būtų manipuliuojama jo elgesiu, kažkaip tai vaikai turi iki 5-6 metų, kartais 7, tą vadinamą fiziologinį egocentrizmą, kad evoliuciškai prisitaikytų prie pačių neadekvačiausių ir nestabiliausių pirminių prižiūrėtojų. Vadinkim taip, kodėl aš nesakau tėvai, nes kartais vaikus prižiūrėdavo ir augindavo svetimi žmonės, net gyvūnai. Kad vaikas iki 5-7 metų jis yra labai pažeidžiamas, vienas praktiškai negali gyventi, kad jis kad prisiadaptuotų prie bet kokio gyvo padaro ir būtų priimtas bendruomenės, jis turi turėti tą pirminį egocentrizmą, tai suprasti, kad priežastis ir pasiekmė visada yra jis visada blogas, jeigu kažkas atsitinka, ir visada kaltas yra jis. Dėl to šituo labai lengva, jau kai mes esam suaugę žmonės, sumanipuliuoti, nes vaiko elgesys yra labai lengvai modifikuojamas. Tarkim, ar ne? Tai trumpai tariant, suaugęs žmogus turi būti sąžiningas pirmiausiai prieš save, kad netraumuoti vaiko, taip? Iš esmės taip, bet labai sunku yra, kai mes esam tėvai. Sunku. Turim dirbti darbą. Esam principingi, mes daugiau žinom, mes vyresni. Žinot, mes vyresni, bet ir ne tai, žinot, aš galvoju, kad būnant tėvais sunkiausia tai yra atlaikyti tai, kad visuomenės spaudimas yra beprotiškas, palaikymo yra mažai, mes esam tiesiog išsekę savo vidiniuose resursuose. Ir dabar grįžtant, žinot, prie tos ašvagandos temos, ar ne? Aš taip pabėgau nuo jūsų klausimo konkrečiai apie kas yra žmogui, kodėl jis negali niekaip pripažinti, tai tikriausiai jeigu vaikas buvo, žinot, gėda yra jausmas, kad aš esu tiesiog blogas. Kaltė yra jausmas, kad aš kažkam pakenkiau. Tai jeigu kaltė ir gėda būdavo manipuliuojama tam, kad prielankumą, kažkokį tai palankų vaiko elgesį, ar ne, tarkim, gėda dažnai būna dėliojamos ribos. Pavyzdžiui, vaikas bėga į gatvę, mama jį sulaiko ir nepaaiškina, kodėl aš tave sulaikiau. Ne dėl to, kad aš tau neleidžiu bėgti į gatvę, nes tu esi blogas. Ne dėl to aš tave sulaikiau ir neleidžiu, ne dėl to, kad tu esi blogas, o todėl, kad tai yra pavojinga. Tu gali išbėgti į gatvę ir nukentėti autoavarijoje. Ir tai yra, aš tave sulaikau ne dėl to, kad tu esi blogas. Aš tau neleidžiu ne dėl to, kad tu esi blogas, o dėl to, kad tai yra saugiau tau pačiam.
Ir reikia kantriai tą dalyką vaikui kalbėti. Aiškinti ir aiškinti. Vaikas neturi suprasti, kad riba yra dedama jam tam, kad jis pasijaustų blogas, iš esmės pats blogas. Ne apie jausmą jo paties, apie jį patį, bet apie tai, kad riba yra sukurti saugumą. Ir jūs klausėt, ką tėvai turėtų daryti iki tų 3 metų, tarkim. Taip. Garantuoti vaikui bazinį saugumą. Ir pirmiausia, priimant jo poreikius, jo kvailus poreikius, jo raidą priimant, nevertinant ir atliepiant tą raidą taip, kad vaikas jaustųsi saugus ir patenkintas savimi. Žodžiu, kad mano poreikiai, mano kūnas yra malonus man ir kitiems. Ir tai integruotų į save, kad nepaisant net ir vėliau kažkada gyvenime, nepaisant to, kad kažkam nepatinka mano poreikiai, nepatinka kažkokios mano savybės, tai man pačiam yra malonu. Nes kaip tėvai tai priims... Ir pertrauksiu ir pasiūsti visus. Taip. Žinot, gali siūsti, bet jeigu, žinot, ir nepasiūsti, tai reiškia, kad jam tiesiog... Tai reiškia, kad tiesiog, ta išorė inertiškai reaguoja su jo vidiniu pasauliu, nes yra tvirta betoninė riba. Jūs sakėt, riba yra kaip polietilenas ir yra riba kaip stiklo siena, ar ne? Čia dabar mus galėtų balioną mėtyti ir tikriausiai šitas stiklas į mūsų pusę neįsigaubtų, ar ne? Šitoje studijoje. Bet jeigu čia būtų išdūręs langas ir, žinot, užklijuota polietilenu, tai tikriausiai ir balioną mėtant. Po 10 metų taip. Ir išsigaubtų tas polietilenas. Tai tikėtina, kad ta riba, ar ne, jinai turi būti tvirta mūsų, kad mūsų vidinių struktūrų nesujudintų, ar ne, mūsų vidinio vandens nesujudintų išorinės audros. Mes turim turėti aiškias ribas. O ribos turi būti brėžiamos per atjautą, supratimą, aiškinimą, empatiją ir ryšį. Ne kai vaikas yra pilnas emocijų, rėkia ir klykdamas bėga be kelnių į gatvę. Ne tada. Kai vaikas nurimsta, mes apsikabinam ir sakom, mažyti, bet juk negalima bėgti be kelnyčių į gatvę. Ar ne? Mes turim atjaučiančiai ir jautriai paaiškinti vaikui, kad tai yra riba ir ne tam, kad mes ribomis baustume, o tam, kad sukurtume saugumą. Tai yra labai svarbu įsisąmoninti ir tada mes tas ribas aiškiai ir be jokios gėdos dedam kitiem, ir tada nebijom pripažinti ir mums negėda pripažinti, kad, suklydom. Toks gyvenimas. Daktarė, paskutinis klausimas. Visą tą, ką jūs pasakėt, esmė ta, kad neužaugtų vaikas perdėm nerimastingas ir nepersigertų aš vakarų. O tai yra įmanoma iš tikrųjų. Reikia žinoti jo raidą, taip? Reikia žinoti vaiko raidą. Ir ar tai yra kokios protingos knygos, ar tai kažkokie internetiniai portalai. Nes daugybė turbūt po tos mūsų laidos jie pirmiausiai bandys, nes daug dievė dar lietuvaičiai gal bandys dar gimdyti tos vaikus kažkiek tai. Iš kur sužinot, konkrečiai, ką jūs patartumėt, kas geriausiai, ar jūs gal turit kažkokią autorinę laidą, galbūt kažkoks yra leidinys, kas apie tą raidą apart gydytojo, vaikų paauglių psichiatro, kaip jūs siekiamybės, ar psichoterapeuto, kas dar gali paaiškinti, taip populiariai plačiai, kad žmogus tiesiog jau nedėtų pro šoną nuo pat pirmų dienų. Žinot, yra labai iš tikrųjų daug tų knygų apie vaiko raidą ir knygynuose netgi atvykus ir paklausus, gal turit vaiko, iš vis net apskritai aš tokio net nustebus buvau tokiu reiškiniu, kad psichologijos tokia atskira net lentyna knygynuose atsirado. Tai tikrai yra tokia labai paprasta knyga mano dėstytojos Aušros Kurienės, kaip užauginti žmogų. Labai tokia, labai paprasta, tokia buitinė kalba, tokia žmoniška kalba parašyta knyga ir tikrai daug labai tokių paprastų esminių vaiko raidos aspektų atskleidžianti. Ir iš tiesų, tas vaiko raidos išmanymas yra labai svarbu. Ir iš tiesų tai tikrai padeda jausti mažiau nerimo tėvystės kelyje, nes mes suprantam, kas čia dabar vyksta. Ir žinom, kad čia vyksta tai ir mes turim palaukti, ar ne, kad vaikas
iki 3 metų nenori socializuotis ir tikrai vaikas nebus antisocialus autistas ar dar kažkoks. Jis pradės socializuotis, kai ateis laikas. Ir ne, jeigu vaikai nemoka kontroliuoti savo impulsų iki kokių 8-9 metų dažniausiai. Tai ta impulsų kontrolė neatsiras, jeigu mes sakysim, kad tu negerai elgiesi, kad tu nekontroliuoji impulsų. Jie turi iš mūsų gauti nuraminimą ir kontroliavimą jų impulsų ir tada jie integruos tos impulsus į save. Ar ne? Tai mes, kad vaikai būtų ramus, mes pirmiausia turim būti ramus patys ir užtikrinti. O dėl ašvagandos, ar ne, kaip jūs sakėt, ar ne? Buvo nuo senų senovės atrastas dalykas ir žmonės, ne veltui ieškojo būdų, kaip savo padėti, nes dėja psichikos tas sudėtingumas yra ta kaina, kurią mes mokam. Tai yra visokie psichikos neigiami pojūčiai, ar ne, tokie kažkokie neigiami psichikos reiškiniai, kurie mums kartais gali apsunkinti kasdienį funkcionavimą. Ir iš tiesų ašvaganda yra toks labai geras būdas susibalansuoti nervų sistemą. Ir kaip jūs sakėt, tai yra adaptogenas. Tai yra adaptogenas, jis adaptuoja, padeda adaptuotis, ar net, jūs sakėt, gerina kognityvinę funkciją, gerina miegą, mažina nerimą. Iš esmės, tai yra ir nuotaika. Tai yra būtent tos subalansuotos nervų sistemos kaip visi pasiekmes, ar ne? Visi tie ten 4 ar 5 ašvagandos kryptis tos veikimo, ar ne, jos yra kaip geros subalansuotos nervų sistemos pasiekmes, nes kai žmogus yra ramus, jis gerai miega, gerai valgo, gera nuotaika, jis nori judėti, socializuotis ir, žodžiu, kokybiškai gyventi gyvenimą. Daktare, ačiū Jums labai, kad sudalyvavot laidoje. Čia tiek dvasinio peno primėtėt žmonėm, čia 2 metus gali virškint ir labai malonu, kad pasiūlėte sprendimus. Ačiū Jums labai, daktare. Dėkui. Iki.